Lietuva – krovininio geležinkelio čempionė, keleivinio lūzerė, konstatuoja puikus 100 minčių straipsnis. Susisiekimo ministerijos paviešintoje transporto šalies susisiekimo stiprybių bei silpnybių analizėje akis bado mūsų šalies neišnaudojimas savo geležinkelio infrastruktūros, būtent keleivių pavežimui, bei miestų nesiryžimas jos vystyti iš viso, tobulinti ar plėsti. Panašu, kad ataskaita taip pat antrina minčiai, nuo kurios pradedu šį video. Didieji miestai, ko gero, kadangi jų valdžių protus pasiekė, bent krapukai informacijos apie ES transporto vystymosi tendencijas, strategijas ir panašiai, taip pat svarstė, ar jiems reikalingas bėginis transportas, tai dažnai apibūdinama kaip tramvajus mieste. Vilnius nusprendė, kad jiems neapsimoka, Klaipėda taip pat, o Kaunas vis dar svarsto. Žinoma, kaip visad itin smagu, kad viešasis transportas yra suvokiamas kaip verslas, kuris arba daro pliusą, arba minusą. O ne kaip socialiniai klijai, miestų vystymosi stuburas, švaraus miesto oro, saugumo ir socialinės harmonijos bei smulkių ir vidutinių verslų skatinimo įrankis. Taip, visa tai tik leftistiniam kvailiam pliusas yra pliusas, o su viešuoju pliuso nėra, viešasis neapsimoka. Nepaisant nuviliančio miestų strateginio aklumo, aš noriu pasinaudoti šituo video ir visu šituo ilgu rentu, bei pailiustruoti, kaip tas modernus greitasis tramvajus arba dar kitaip lengvasis geležinkelis galėtų keisti mūsų didmiesčius bei spręsti problemas. Bet prieš tai keli kiti pastebėjimai. Pasistengsiu per daug laiko neužtempti. Norėdamas padidinti savo pirmojo video sklaidą, papostinau jį į lietuviškąjį Redditą. Ir stebėjau viešąją diskusiją, bei po to praleidau kiek laiko įvairiausiose forumuose transporto temomis lietuviškose, ieškant informacijos apie viešojo transporto vystymą didmiesčiuose praeityje, istoriškai, ir supratau vieną didelę papildomą bėdą. Lietuvių diskusijos kultūra transporto vystymo srityje, ypač miestuose, tiksliau jos skurdumas yra itin baisus ir žalingas. Labai daug gali išgirsti diskusijos, pesimistinės diskusijos su labai keistais argumentais, kaip pavyzdžiui, kad Liepojui tramvajus yra gaidys, nes kažkam jisai nepatiko, kai ten kažkas buvo prieš 20 metų, todėl mums to niekada nereikia ir čia yra nesąmonė, kad kažkas tiesiog niekada nesiskirs su savo dujinę mašiną, nes tai yra ekonomiškiausias dalykas pasaulyje, kas yra išrasta. Kažkas pasakoja, kad niekada nesinaudos viešuoju transportu, kad ir koks jisai geras būtų, nes jisai paskaičiavo, kad viešajame transporte prarastų kažkiek minučių per dieną, tai ten susidėtų iki kažkiek valandų, tai galiausiai kažkiek nukristų jam laisvadienių ir atostoginių dienų. Kiti pričina vandenilių varomų automobilių evangeliją ir kaip jie greitai užvaldys pasaulį, tad iš viso nieko nereikia daryti su viešuoju transportu, jis to jau pat dings arba visos problemos išsispręs. O kiti dar pasakoja, kad reikia kasti metro, nes automobiliai neužvaldys pasaulio, reikia kažkur turėti kur slėptis nuo karo ir taip toliau. Tai, žodžiu, verda toksai turgus per visokiausius forumus, redditus ir galiausiai visuomenė tiesiog pavargsta nuo tos temos ir nebenori šnekėti. Tai šiek tiek liūdna, kaip ateityje transportą savo miestuose ir miesteliuose mato lietuviai didžiąja dalimi. Tai visoks kratinys skirtingų įvairių problemų ir prastų idėjų joms spręsti. Tokia informacijos stoka, vakuumas, aklumas. Nežinau kodėl, nes daug informacijos yra viešai prieinama internete ir daug studijų yra viešai prieinama, bet panašu, kad tarp Lietuvos gyventojų, kurie net norėtų kažkokios kitos viešojo transporto organizavimo sistemos ir nusisukimo nuo automobilizmo ir autocentrizmo,
egzistuoja vis velniškai daug nesutarimo, kas labiausiai tiktų Lietuvos miestams. Visas pusės gali pristatyti geros ir kartais visiškai prastos ir nepagrįstos kritikos viena kitai, o dar dažniau tiesiog pereina ir prie vienas kito įžeidinėjimo, išdurninimo, na ir nepadeda, kad žmonės, kurie norėtų realybės be mašinų arba su mažiau mašinų, pešasi it katės dėl kažkokio tobulo transporto būdo ir sistemos, kuri turėtų veikti jau rytoj. Nors pažvelgus tiesiai į akis, tų žmonių, kurie apskritai tikėtų, kad miestams reikalingas kažkoksai neautomobilistinis susisiekimas viešojo transporto, o ne ten platesni keliai, carsharingai ir taip toliau, na, netiek ir daug. Tad neofuturistiniam, Elon Muskiniam, vandenilio, elektros ir skraidančių mašinų ateities projekcijom parengtos visokios išeitis neretai labiau net vyroja negu viešose erdvėse, nei pragmatiški ir veikiantis metodai susitvarkyti savo šalies ir miestų transportą. O tai yra didelė bėda iš esmės, nes vietoj to, kad turėti gerus argumentus ir konkrečius planus, kaip ir kur plėtot geležinkelinį transportą šalyje ir jos miestuose, na, tuo būdu keliant tai viešąją diskusiją, erdvę, atrodant solidžiai, gebant spausti politikus, žmonės, kurie mato poreikį keisti transporto vystymo kryptį šalyje, lieka kapstyti smėlio dėžutėje, neturi jokios įtakos ateičiai, nes nesugeba sutelkti savo argumentų konstruktyviai. Bet vien tai, kad kažkokio tai palaikymo vis dėlto sukūrus pirmąjį video apie automobilizmo bėdas atsirado, duoda man kažkokios vilties, kad galiu toliau edukuoti, galiu toliau rankioti informaciją ir ją pateikti. Tad tikiuosi video pasieks daugiau žmonių ir ypač daugiau žmonių, kurie nebemato gyvenimo be automobilių ir pamatys, kokios ateities galėtų tikėtis, kad kažkas keistusi. Na, šį kartą noriu pristatyti alternatyvią realybę iš esmės, kuria galėtų būti visai reali praktika, kuri yra plačiai pradedama taikyti mūsų kaimyninėse valstybėse regione ir, kad tai turėtumėte, nereiktų didžiulio technologinio proveržio ar kažkokio stebuklo, užtektų tik paprasčiausio konkretumo, strategijos bei nesiblaškymo. Tad pradėkime nuo teisingo apsibrėžimo to, kas yra tas modernus greitasis tramvajus, lengvasis geležinkelis ir panašiai. Ir kaip tai vis dėlto veikia, kadangi neretai matau dažniausiai milijoną mitų ir tokį priešišką nusiteikimą žodžiui tramvajus, kuriuos dabar reikia kaip nors greitai prabėgti ir praeiti, pakalbėti apie didžiausius iš jų, kad vėliau galėčiau šnekėti apie modernų tramvajų ir jo realizacijas iš peties. Taigi, labai dažnai girdžiu, kad tramvajus yra pasenęs ir atgyvenęs, tad grūstis jį į savo miestus Lietuvai būtų kvaila. Na, pastarasis argumentas yra šiek tiek juokingas, nes žmonės, kurie šį argumentą vartoja, turi omeny dažniausiai tramvajų prieš maždaug 100 metų, kurį traukdavo arkliais. Na, prieš 100 metų ir mašinas, mėlėjai, dažnai traukdavo arkliais, tad čia nemanau, ar yra tikras ir normalus argumentas. Tada argumentas, einant giliau, šakojasi arba į tai, kad tramvajus yra tiesiog priešistorinis autobusas, tai autobusas yra tramvajus upgrade'as, autobusus mes turim šiandien, tai todėl tramvajus nereikia, arba natūralus progresas yra tramvajų pasikišti po žeme, kad jis niekam netrukdytų, ypač žmonėm ir mašinom. Na, autobusas ar troleibusas nėra tramvajos modernizacija, galima pažiūrėti į Jungtinę karalystę ar vakarų Berlyną, kur ekstensyvios tramvajos linijos maždaug prieš 50 metų, nuo 50-70 metų buvo pakeistos, išardytos ir pajungti vietoj jų autobusų bei troleibusų tinklai, tikint, kad tai yra žingsnis į ateitį. Ir beje, turėkite omeny, kad šitie miestai be savo autobusų, troleibusų ir tramvajų dar turėjo ir galingus išplėtotus metro tinklus, tad tramvajai čia buvo tik tai papildomos jungtis. Na, žodžiu, tiek UK, tiek Berlynas iš naujo šiandien atstatinėja savo tramvajos linijas, kurias taip entuziastingai prieš 50 metų išardė, kadangi automobilistinis pasaulis pasirodė, nei ekonomiškesnis, nei greitesnis, nei lankstesnis ar patogesnis negu senas ir patikimas bėginis. Na, patrumpinus,
autobusų bei troleibusų operavimo kaštai per ilgą laiką pasirodė nesą pranašesni nei tramvajų. Kokie buvo dideli faktoriai? Masyvus padangų drožimas, gedimų kiekis. Kadangi tiek, kiek gali patraukti vienas tramvajus, su vieno variklio mechanizmu reikia 4-5 autobusų. Taigi 4-5 varikliai papildomai, valdymo sistemos, sankabos, greičio dėžės, elektronika, o ką jau kalbėti apie išaugusi galvų poreikį, tai yra personalo kiekį ir žmogiškųjų klaidų galimybės per visokiausias avarijas, nutikimus ir panašiai. Metro taip pat nėra kažkoks tramvajaus upgrade'as. Tai yra tiesiog tramvajus po žeme su daugiau potencialo itin didelėm žmonių apkrovom vežti. Bet metro vystymas yra žymiai brangesnis ir intensyvesnis procesas nei tramvajaus linijų vystymas. Taip pat ir laiko klausimo, tai užtrunka žymiai ilgiau. Tarkim, pradėjus vystyti tramvajaus linijas Lietuvoje 2025 metais, įmanoma, kad maždaug 27 ar 28 metais miestų gyventojai jau galėtų naudotis bent vieną, kol metro vystymo darbai užtruktų gerokai ilgiau. Pačiu greičiausiu įmanomu tempu minimum iki 30-ųjų, o realistiškai galbūt ir iki 2040-ųjų. Kas reiškia, kad pradėjus darbus tramvajaus linijom dabar, 2030-aisiais daugelėje atvejų miestuose turėtume veikiančias tramvajų linijų sistemas, kol metro atveju geriausiu atveju turėtume vieną, kitą galbūt veikiančią liniją ir tai tik Vilniuje. O žinant, kad Lietuvai reikia itin paskubėti tapti carbon neutral iki 2030-ųjų pagal savo pasirašytus pažadus Europos Sąjungai, tramvajai atrodytų žymiai logiškesnis pasirinkimas nei metro laiko atžvilgiu. Tad metro nėra blogai ir galbūt kažkas naudingo, tarkim, ateities Vilniui, bet tramvajai yra naudingi visiems Lietuvos didmiesčiams čia ir dabar. Kam tramvajai, jeigu jie vis tiek sėdi eisme su mašinom? Irgi didžiulis mitas, taip, tramvajus gali sėdėti eisme ir kamščiuose kartu su mašinom. Jeigu yra prastai išplanuotas iš esmės, o miesto infrastruktūra dominuoja automobilis ir per ilgą laiką tiesiog užgrobia tramvajaus pirmenybę. Dažniausiai šitą atvejį pamatysite ten, kur jau egzistavo tramvajaus sistemos ir tada automobiliai atsirado ir užgrobė visą situaciją ir uždominavo kelius. Tai dažniausiai Amerikos miestai. Retai kada pamatysite vietas, kur vyko atvirkščiai. Čia galbūt reiktų duoti palyginimą, kad geriau suprasti, su A juostomis ir autobusais Lietuvoje. Autobusai gali taip pat skrieti per eismą, jį varyti praktiškai kiaurai, jeigu turi savo ekskliuzyvinės A juostas ir jomis kitos mašinos legaliai naudotis negali. Taip ir su tramvajaus juostomis. Jeigu mašinos gali užlaikyti tramvajų ir turi dalintis kartu su tramvajų juostomis, taip ir darys iš esmės. Jeigu tramvajus bus prioritizuojamas, tai tada judės nepriklausomai, netrukdomai nuo eismo, kaip ir turėtų būti efektyvioje sistemoje. Tai A juostos išties nėra išradimas, jos tiesiog imituoja natūralų tramvajaus pirmumą mieste, bet autobusas šiuo atveju apsimetinėja tramvajum, kuris gali važiuoti tik šitą juostą ir yra pririštas prie jos ir, eismas jie negali vykti. Reikia suprasti, kad tramvajus gali vežti apie 200-300 keleivių vienu traukiniu. Tai vienu reisu. Priklausomai nuo poreikio, ar ne? Gali mažiau, gali daugiau. Tad pirmumo kelią mašinai su maksimum 4-5 keleiviais vietoj viso šito 200-300 žmonių tramvajaus mašinai pirmumą šituo atveju gali duoti tik tai visiškai kvaila miesto valdžia arba kokia nors tai labai suinteresuota tam tikrų verslo grupių ar autoindustrijos. O dabar netgi trumpas vizionierinis momentas. Pasvarstykime, kad norėtume labai pažangaus tramvajaus, kuris, tarkim, sankryžose ir žieduose nedalyvauja eisme ir nestovi, nieko nelaukia. Tad prieėjęs tokią situaciją, jis pakyla virš eismo viaduku. Štai pavyzdžiui, kaip tai jau egzistuoja Schönhauser Allee
Berlyne, arba lenda po žeme ir vėl grįžta į gatvę, kai tai patogu. Ta pati linija tą patį daro Berlyne. Kam visa tai? Taip galime ruošti dirvą ateičiai, kurioje visuomenė sąmoningėja kartu su visa Europa ir vis daugiau naudojasi tramvajų tinklų miestuose savo kasdieniniam transportui. Valstybėje ir šiaip geriau gyventi, miestai darosi darnesni, oras švaresnis, daugiau galimybių vystyti smulkų verslą, auga gimstamumas bei imigracija piliečių iš užsienio bei pamiesčio suburbijos gyventojų repatriacija į tikrąjį miestą, tad didėja keleivių apkrovos ir reikia plėsti vagonų kiekį. O greitojo tramvajaus linijos pradeda peraugti į tikrą S-Bahn sistemą su ilgomis gyvatėmis iš vagonų skirtomis vežti didžiulius kiekius žmonių. Kuriai būdingi ir reikalingi tokie sprendimai, kaip pakelimas virš arba lindimas po žemę, kai šios linijos turi tvarkyti su gatvių eismu bei keliamomis eismo problemomis. Taip, kabojimas virš oro, palindimas po žemę tampa visai variantai. Manote, kad keleivių kiekis nuo tramvajaus ar kitos bėginės transporto priemonės neišaugs, žmonės liks mašinose? Štai ir kontrarinis pavyzdys. Sukūrus tikrai efektyvią ir gerą sistemą panašu, kad tikrai augs. Puikus pavyzdys yra Müncheno S-Bahn sistema, kuria yra būtent tokia didesnės apkrovos sistema nei lengvasis geležinkelis ir lengvasis tramvajus. Ja šiandien naudojasi net 3 kartus daugiau keleivių, nei buvo projektuota, kai ji buvo statoma 90-aisiais. Kodėl taip yra? Nes naudoti šią sistemą tiesiog pigiau, paprasčiau, švariau, įdomiau, nei keliauti į miestą į darbą su mašina. Neretai šis paprastas argumentas užkietėjusio automobilistoje galvoje kelia didžiulį rebusą. Šis pradeda skaičiuoti minutes, kiek užtrunka nukeliauti iki tramvajaus ar traukinio stotelės. Jis pradeda išsigandęs galvoti apie visus žmonės, kuriuos jam teks sutikti vagone, apie geležinkelio triukšmą, iš esmės kažkokį tai komforto praradimą. Bet tai yra mintis to žmogaus, kuris tiesiog nėra gyvenęs ar keliavęs mieste su gerai išvystyta bėginio susisiekimo sistema, kas yra mintis didžiausios dalies Lietuvos žmonių, kadangi tokios tiesiog neturim. Tad mano misija šviesti šią temą yra nelengva, nes dažniausiai aš tiesiog prašau jūsų, mielieji klausytojai, įsivaizduoti. Taigi, įsivaizduokite, tam, kad galėtume pakovoti su šito mitu. Eilinis pirmadienis. Jūsų kelionė į darbą. Pavalgę pusryčius ir atsisveikinę su artimaisiais keliaujate į darbą. 5 ar 10 minučių pėstute arba kelias minutės dviračiu ir štai jūs jau stotyje arba stotelėje. Įlipę, patogiai atsisėdate, ištraukite savo kavos termosą ir mėgstamą fizinę arba audio knygą ir turite 15-20 minučių laiko ją pasimėgauti. Ausinėse lygiai taip pat gali groti ir mėgstama muzika ar podcastas. Nespėjot pavalgyti pusryčių? Ne bėda, reikia kažkokio menkniekio jūsų dienai? Taip pat ne bėda, prie stočių neretai bus kažkokia maža parduotuvėlė, kepyklėlė, kavinė ir kitas smulkus versliukas. Kadangi tai šiems verslams apsimoka dėl žmonių srautų. Vagone pro didžiulius langus galite matyti savo miestą. Galbūt užmatėte bariuką, galeriją, parką ar kokią kitą fainą vietelę, kurios niekad nespėtumėte užmatyti vairuodami dėl streso. Galbūt pasiekus kelionės tikslą, jums dar liks ir privilegija pravedinti plaučius grinu oru per trumpą pasivaikščiojimą pro jūsų žalesnį miestą be rytinio išmetamųjų dujų smogo simfonijos. Ir galiausiai pasieksite darbą atsipalaidavęs, prasimankštinęs, galbūt net šiek tiek įkvėptas ir nugarą mažiau skaudės po ilgos darbo dienos jūsų kelionėje, egzistuojant progai mažytei mankštai, simboliniam, kultūriniam ritualui. O tos kelios minutės, kurias praleisite eidami pėstute ar važiuodami dviračiu tarp tramvajų stotelių, visai nebeatrodys kaip komforto ir laiko praradimas lyginant su kelionės autobusu ar mašina. Atvirkščiai, tai bus mažytė duoklė didesniam gyvenimo pasitenkinimui, prasmingesniam, kokybiškam komfortui, kuris didina gyvenimo pilnatvę, gerina tiek fizinę, tiek psichologinę savijautą, o nebaigėsi ties šildoma sėdynė, greitu maistu, greitoje
mašinoje. Apie tai liudija mūsų forumuose išeivijos lietuvių realizacijos gyvenant Europos miestuose su išvystytais viešojo bėginio transporto tinklais. Ir tai yra tikrai nelengva iškomunikuoti mūsų tautiečiams, kadangi tai yra tikrai kita realybė. Ir ji geresnė realybė, bet kad ją patikėti, kad ją įsivaizduoti, reikia gebėti truputį pasvajoti ir pasitikėti savimi bei savo valstybę, kad tai yra įmanoma. Nes dažnai atsiranda ir dar vienas argumentas, valstybė ir miestai negali apsimti tokių projektų, kadangi trūksta kompetencijos ir visokioje serija argumentų, kur viską vis tiek visur ir visada išvoks. Bet tai yra naivus ir savimi nepasitikėjimo pilnas mąstymas. Lietuva ir lietuviai gali viską, ką nori padaryti. Daug ir jau padarė. Beje, ir transporto ekspertų bei urbanistikos ekspertų baigusių studijas miestuose su aukštu judėjimo darnos ir keleivinio transporto išvystymo Europose jau netrūksta tautiečių tarpe. O jeigu ir turime spragų žiniose ir know-how, juk esame Europos Sąjungoje, kur visada galime naudotis žinių paramos resursais iš kitų valstybių. Lietuva iš savo šalių partnerių gavo ir gauna pagalbos ir kuracijos po nepriklausomybės, kuriant teisinę sistemą, statant modernę kariuomenę, vystant didžiulius energetikos projektus, reformuojant bibliotekas, viešasias paslaugas bendrai, tad pagalbos gautų, ko gero, ir rodant norą keisti savo autocentristinę susiekimo sistemą kažkuo tvaresniu. Kodėl sakau Lietuva, o ne Kaunas, Vilnius, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai ir taip toliau? Nes transportas mūsų miestuose yra nacionalinis interesas. Ir iš tikrųjų šie projektai turi būti centralizuoti ir nacionaliniai, o ne atiduodami kapstytis kiekvienam miestui, kaip šis išgali. Kodėl? Didžiulė nauda vystyti Lietuvos miestų transportą nacionaliniu lygiu būtų dėl 4 kertinių priežasčių. Pirma, taip apsiema daryti kitos Europos šalys su mažesniu miestų populiacijomis, biudžetais bei administracinėmis galimybėmis, kurios vysto naujas visokias tramvajus, metro ir kitas bėginės sistemas. Ir panašu, kad tai veikia geriau nei šių problemų atidavimas savivaldybiniam šefavimui. Antra priežastis, tokiu būdu galima geriau planuoti savo ateitį, nepaisant dabartinio mero, tarybos ar partijų politinių tikslų. Nacionalinės reikšmės projektą žymiai sunkiau sabotažuoti ir numarint negu regioninį. Ir iš šito išplaukia ir dar vienas svarbus privalumas vystant greitojo tramvajaus, lengvojo geležinkelio tinklą miestuose nacionaliniu lygiu, galime rinktis suderinimus sprendimus su kaimyniniais miestais, didžiosiomis geležinkelio linijomis, kurios jau egzistuoja. Ir taip padėti pamatus tam, kad ilgainiui išvystume sistemą, kurioje realybė taptų bėginis susiekimas. Ne tik tarp miesto ir priemiesčio, bet ir rajono bei kaimyninių miestų. Iš esmės tankėtų Lietuvos geležinkelio tinklas. O taip galiausiai padėtų ir bėginio transporto atnešamus privalumus suteikti ir regioniniai Lietuvai, o ne tik didmiesčių Lietuvai, gaivinti šitos mūsų regionus, apie kurių disintegraciją, degradaciją ir apmirimą, merdymą verkia kiekvienais rinkimais kiekviena politinė jėga Lietuvoje. Trečia. Taip būtų paprasčiau pasiekti savo ekologinius tikslus kaip valstybei, o ne tik miestų lygiu. Tarkime, kažkuris vienas miestas, tarkim Kaunas, sugalvos reformuoti savo transporto sistemą, išvystys gerą tinklą tramvajų susiekimo ir Kaunas 2030-aisiais jau bus carbon neutral. O kaip visa kita Lietuva, o kaip visi kiti miestai, kurie merdės savo valdžių nekompetencijoje, kurių žmonės turės laukti kažkokios mistinės, nesaugios ir brangios vandenilio varikliams pritaikytos infrastruktūros ir Wunderwaffe lygio technologinio proveržio, kuris galimai ir neteis. Ketvirta, nacionalinė geležinkelio, tarpmiestinio miesto geležinkelio vystymą visoms ES valstybėms rekomenduoja ir pati ES per savo finansinės paskatas. Šiuo metu ES greitojo tramvajaus linijų vystymui
kompensuoja net kiek 75 procentus kaštų. 75 procentus, mėlyje draugai. Ir tai yra žymiai daugiau nei bet kam kitam. Daugiau nei kelių siaurinimams ar platinimams, elektrinių automobilių stotelėm, hidrovarikliam ir taip toliau. Nes ES su savo ekspertų ir studijų konsensusu mato, kad būtent lengvasis geležinkelis, greitasis tramvajus yra kertiniai prerekvizitai laipinti žmonės lauk iš taršių transporto priemonių ir gerinti gyvenimo kokybę visoje Europoje. Judam toliau. Kitas mitas – tramvajus yra lėtas ir ant dyzelio, tai koks skirtumas, kam jų čia reikia. Taip, egzistuoja ne elektrinių tramvajaus modelių, kurie išties varomi gamtos visiškai netausojant, bet tai nėra tai, kas šiuo metu vystoma ir modernizuojama visoje ES. Dabartinė tramvajų tinklų raida yra elektrinė ir elektra varoma. Tramvajus greitis labai priklauso nuo logikos ir aplinkybių. Taip, tam tikrose zonose dėl saugumo sumetimų, kaip gatvės su didžiuliu pėsčiųjų eismu vaikais, tramvajus gali keliauti gan lėtai, tarkim 30 km/h ir lėčiau. Bet potencialo tam tikri modeliai turi ir stabiliai keliauti nuo 70 iki 100 km greičiu. Tad, kad tramvajus lėtas, tai yra kažkoks senas sovietinis mitas ir tramvajaus vystymas mūsų laikais beveik niekur nepriveda prie kažkokio lėto dizelinio tranto. Aš mačiau tuščią autobusą, tai nereikia tramvajaus, nes nėra kas juo važiuotų. Na, jeigu pastebėsime paskutinius trendus visose didmiesčiuose, poreikis vežti daugiau keleivių auga, autobusų flotilės didinamos, bet visai logistikai sunku, nes pradeda kimštis gatvės, personalo nebeužtenka, jis turi dirbti nežmogiškus kiekius valandų, be būtinųjų pertraukų, o išėjęs iš rikiuotės autobusas gali išvesti visą maršrutą ir susisiekimo liniją iš rikiuotės paskui save. Čia dar ir turime pridėti laiko aspektą, bet dėl per didelio automobilių kiekio keliuose Kauno ir Vilniaus keliai yra pernelyg apkrauti, tad autobusų keliauti per miestą taip pat užtrunka 2 ar 3 daugiau laiko. Tad net jeigu jūs skaitėte kažkokią studiją, kur parašyta, kad greitajam tramvajui reikia kažkiek tūkstančių keleivių vienu maršrutu per valandą ir tiek mes neturim autobuse kažkokioj tai vienoj linijai ir tom naudojatės kaip argumentų, kad nereikia bėginio transporto, kad mums nereikia vystyti miesto geležinkelių iš esmės, tai dėja interpretuojate statistiką prastai. Keli loginiai klausimai tokiems argumentams. Pirma, ar galite sutalpinti autobuse daugiau žmonių, negu jame yra vietos, tokiu būdu pasiekdami tą reikiamą, kabutėse, tūkstančių kiekį tramvajaus linijom? Antra, ar šitame loginiame argumente kas nors bando apskaičiuoti, kiek tą pačią kryptimi šalia autobusų keleivių važiuoja savo mašinomis? Ko gero 3 tiek, kiek sėdi autobuse. Ir kai pilate vandenį į 20 litrų kibirą, einate ieškoti 50 litrų kibiro tik tada, kai vanduo jau geras 2 minutės pilasi per kraštus ir jūsų butą jau gerai apsėbė ir kaimynai daužo jums duris. Žodžiu, noriu dar pasumuoti ir antrąją dalį argumento apie kas juo važiuos, jeigu turėsime tramvają. Tikiu, kad išvysčius geležinę ir geležinkelinę miestų sistemą turėsim didžiulį kiekį žmonių, kurie jie važiuos. Nes norint ar nenorint to pripažinti, dabar turime, leiskit spėti, 300 procentų miestuose gyventojų, kurie važiuoja viešuoju, kokius 50 procentų, kurie važiuoja asmeninėmis mašinomis ir ko gero, kas liūdniausia, turim dar kokius 20 procentų, kurie trūnyja savo putose arba chroniškai prie kompiuterių, gyvendami internete, arba pensijoje ir vienatvėje, nes tiek automobilis, tiek dabartinis viešasis transportas yra atšiaurios sistemos šiems žmonėms. Tiek dėl fizinių negalių keliamų priežasčių, tiek dėl psichologinių keliauti ir tiesiog gyventi realybėje ir sociume, visuomenėje. Tad iš ties mes neturime problemos, kas važiuotų miestų tramvajais ar regioniniais traukiniais. Mes turime problemą, nes neturime kuom žmonės vežti, nes 30 metų ieškojame tik greitų suvartojimų ir iškakojimų sprendimų transportui. Bet jauna valstybė, it jaunas vaikas, reikia bręsti ir per daug pykti negali, svarbu tikėti, pasitikėti ir veikti. Kadangi nemažai laiko praleidau špaguodamasis su visokiausiais mitais, dabar noriu pristatyti jums, kaip atrodo darni ir išvystyta bėginio viešojo transporto sistema.
Taigi ją pristatau kaip receptą paprastu eiliškumu. Pirma, miesto rajonus su didžiausiamis gyventojų populiacijomis, Lietuvos atveju tai dažniausiai yra apie 40 000 rajone, bei kertinėmis vietomis ir vietovėmis gyventojams, taip švietimo įstaigos, kaip universitetai, institutai, technologijų parkai, ligoninės, viešosios paslaugos, industriniai centrai ir kultūrinės institucijos jungia greitojo tramvajaus lengvojo geležinkelio linijos, kurios turi tarpusavio susikirtimus, mazgus, lengvam persilimui tarp linijų bei kitų transporto priemonių. Antras prerekvizitas. Tramvajų sistema yra darni ir suderinta su išvykimo laikais tarpusavį bei autobusais ar regioniniais traukiniais, kai tai aktualu, veikia šveicariškų, vokiškų, austriškų taktų. Apie jį daugiau galite paskaityti taip pat 100 minčių straipsnį. Trečias prerekvizitas tai greitųjų tramvajų sistema absoliučiai visose savo ruožuose turi pirmumą prieš visas kitas eismo priemonės tam, kad keliavimas jie būtų sparčiausias būdas keliauti mieste. Ketvirtas prerekvizitas – miesto vietos, kurių nedengia tramvajos linijos, turi turėti gerą ir išvystytą prioritetinį dviračių bei pešiųjų takų tinklą, kuris veda tramvajaus linijų stočių link ir su jomis pakartotinai kertasi. Penktas punktas – miesto vietas, kurių nedengia tramvajos linijos, su tramvajos linijomis taip pat turi aptarnauti autobusai bei mažos apkrovos autobusai, aptarnauti tiems žmonėms, kurie dėl judėjimo negalių ar seno amžiaus negali naudotis dviračiais ar keliauti pėsčiomis. Šeštas punktas – tiek dviračių, pėsčiųjų takų, žaliųjų zonų ir tramvajos linijų kūrimas ir plėtimas gali ir turi būti atliekamas mašinų kelių sąskaita, kad mašinos pereitų tik į būtinąjį transportą, kaip krovinių pervežimą, tai pristatymo sistemas, paštą ir panašius aptarnavimo transportus, o ne keleivių pavežimui skirtas priemonės. Septintas ir paskutinis – viešojo transporto sistema turi atsižvelgti žmonių poreikį ne tik funkciniam transportui, tai namai darbas, bet ir kultūrai, linksmybės, naktiniai maršrutai, maršrutai į miškus ir gamtą, ilgesnės aptarnavimo valandos savaitgaliais. Visa tai suteikia lygias galimybės rajono gyventojų linksmintis ir bendrauti centre, o centro gyventojų rajone, vice versa, tai vysto mažiau susiskaldžiusią, draugiškesnę ir darnesnę visuomenę. Kokia šitos receptūros logika? Pirmi 3 punktai yra būtini tam, kad sukurtų patogią, greitą, bėginę transporto sistemą, kuri galėtų vežti didelius kiekius žmonių iš taško A į tašką B arteriniais miesto maršrutais. Tai yra sistemos griaučiai ir stuburas. Nuo 4 iki 7 punkto tai yra sąlygos, kaip šią sistemą nušlifuoti, padaryti tobulą ir darnę. Tai yra jos tokia siela, kūnas, žmogiškasis elementas. Jeigu šie kriterijai būtų išpildinami mūsų Lietuvos miestuose vystant viešąjį transportą, tai būtų didžiulė revoliucija. Ir Lietuva, lygint praėjus 20 metų, su šiandieninė būtų nelengvas analizės darbas daug mokslininkų. Bet aš tikiu, kad Lietuva gali, kaip ir 1990-aisiais, tai, ką turime dabar, atrodė sunkiai įsivaizduojama, taip ir dabar, tai, ką turėsime ateityje, ko gero atrodo sunkiai įsivaizduojama, kaip tai šneku, bet esant pakankamai sąmoningumo, ties ko ir dirbam, tai yra įmanoma. O dabar apie ten, kur jau galite pasižiūrėti, kaip visa tai veikia, kai yra pritaikoma idealiai, kai šitie principai yra puikiai derinami. Tai keliaukime į Freiburgą, Vokietiją. Apie 250 000 gyventojų, galim prilyginti su kokiu Kaunu. Na ir pabandysiu prisekti ir video, kaip veikia šio miesto transportas ir kaip to pasekoje keičiasi miestiečių gyvenimai. Šis miestas ir šiaip yra viešojo transporto ir darnaus judėjimo mieste etalonas visame pasaulyje. Ir net kiti miestai su itin išvystomis sistemomis, kaip Berlynas, Amsterdamas, Madridas ar Londonas, turi ko pasimokyti iš Freiburgo planavimo darnumo. Ir tiesa ta, kad beveik visose miestuose rasite, kur ir mano minėtos receptūros, kažkurio punkto trūksta. Ir tai labai pasijaučia mieste, viskas jau beveik yra ir viskas jau beveik gerai, bet būtent kažkoks mažas cinkelis trukdo, kad viskas susirištų ir grotų kaip graži simfonija. Bet tai kaip ir gerosios naujienos mums.
Mes, lietuviai, galime jau matyti gan puikiai, ko reikia, kad pasidaryti viską tobulai. Ir nepraleidę ne vieno iš šių punktų, mes viską taip ir turėtume. O jeigu dar pastebėjote, mūsų miestai, ne vienas iš jų, yra pabandę kažkurį iš šitų punktų, pavyzdžiui, Vilnius aukoti automobilių infrastruktūrą, siaurinant kelius ir plečiant žaliasias zonas, pėsčiųjų takus, dviračių takus, bet susilaukė didžiulio nepasitenkinimo ir dabar bando anuliuoti buvusius sprendimus. Kodėl? Nes bandė iš esmės paimti ir lipdyti kūną be stuburo. Viskas sukrito. Pamoka paprasta. Reikia išlaikyti eiliškumą. Stuburas, kūnas ir tada siela. Tad tramvajai, dviračiai ir autobusai ir tada žmonių gradualinis išlaipinimas iš mašinų. Tai tramvajai, dviračiai, autobusai ir tada laipinimas iš mašinų. Šventoji trejybė. Ar to užsijama ne tik vakarų Europos šalis, kurios mūsų galvose neretai atrodo neišpasakytai turtingos ir kompetitingos, ne taip kaip mes, mažieji žmogeliai iš mažos šalies. Taip, tai daro ir kiti kaimynai. Lenkai Varšuvoje šiais metais nusitęsė apie 10 km tramvajaus. Praeitais metais Torunėje apie 6,5 km esamos sistemos praplėsta. Anksčiau 17 metais naudojant ES lėšas Torunėje modernizuotas tramvajaus linijas. 5 nauji tramvajai 12 km ruožo, iš kurio beveik pusę apželdinant ir padarant į žalį tramvajų. Čia priseksiu nuotrauką, labai tai gražiai atrodo. Taip pat naujų stotelių, renovacijos statymas ir taip toliau. Tai kaip matote, ES dar ir finansiškai padeda savo sistemas pritaikyti ateičiai, modernizuoti, humanizuoti ir taip toliau. Kodėl? Nes ES žino, kad modernus tramvajus sukelia lygiai 0 emisijų, taigi nereikia išradinėti dviračio, technologija jau yra, sistema yra, tik ją reikia prižiūrėti ir atnaujinti ir viskas veikia kaip ir turi būti. Dėl ES ir ryžtasi stipriai finansiškai padėti būtent prižiūrėti ir tiesti naujas tramvajaus linijas. Krokuvoje pasirašyti susitarimai ir gautas biudžetas plėsti greitai tramvajų taip pat. Latvijoje, Liepoja tiesis antrąją tramvajaus liniją galimai ir modernizuosis esamą. Budapeštas taip pat išsitęsia apie 11-13 km greitojo tramvajaus. Nauji 4 km Bratislavoje, Slovakijoje, nauji 15 km Bukarešte, Rumunijoje. Ir tai tik, plius minus praeitų ir šių metų naujienos didžiąja dalimi. Rytų Europa iš esmės prabunda, didžiosios bei mažosios sostinės ir miestai pradeda kurti, atkurti arba modernizuoti esančias geležinkelio sistemas savo šalyse ir miestuose. ES puikiausiai padeda finansuoti ir kuruoti ir visas šios šalis lygiai taip pat turi tokias pačias geopolitinės grėsmes dėl Rusijos agresijos, energetikos krizės ir poreikį bei veiksmus prioritizuoti ir didinti savo gynybos biudžetą, kaip ir Lietuva. Tad kur tas mūsų pasiteisinimas, kodėl mes negalim vystyti savo sistemų, kurių neturim? O dabar keliaukime į teritoriją, kurioje galima lengvai paslysti ir suklysti. Tad priimkite mano pasvarstymus ir idėjas kaip mėgėjiškas at best, bet su geromis ir teisingomis intencijomis. Ir pagalvokite, kad tam reikalingi projektai su rimtais apsvarstymais, ekspertų komisijom ir mokslinėmis analizėmis. O aš visgi tik vienas žmogus su interneto prieiga ir galva ant pečių, bet visgi be visos profesionaliosios pusės iš tiesų labiau negu viso to reikalinga vizija, idėja ir žmonių noras gyventi kitaip, judėti kitaip, nei yra dabar. Todėl ir noriu pabandyti jums pristatyti vizijas, kaip galėtų atrodyti transportas mūsų didmiesčiuose. Būtent grinai tie griaučiai greitojo tramvajaus, lengvojo geležinkelio linijų Lietuvos didmiesčiuose. Pradėkime nuo Vilniaus. Didžiausias mūsų miestas, didžiausia populiacija, didžiausias kiekis traukos taškų, verslo ir kultūros valstybės institucijų. Tad pagal mano sumetimus nusibrėžkime pagrindinius kriterijus Vilniaus ateities transporto sistemai.
Pirma, tinklas turėtų būti patogus susisiekimui tankiausiai gyvenamiems rajonams. 40 000 tai būtų Verkiai, Naujoji Vilnia, Pašilai, Antakalnis, Žirmūnai, Fabai, Naujininkai ir Naujamiestis. 20-30 tūkstantiniai rajonai tai Pilaitė, Lazdynai, Šeškinė, Senamiestis, Justiniškės, Karoliniškės bei Šnipiškės. Kitas kriterijus. Tinklas turi išnaudoti esamus bėgius ir potencialiai juose plėsti susisiekimą, kad galėtų integruoti su regioniniais traukiniais. Čia turiu omeny pro Vilniaus pietus einantį geležinkelį, kuris daugiausia juda rytų kryptimi, bet galėtų judėti ir į vakarus link Grigiškių. Tinklas turi senamiestį gražiai supti, o ne arti ir raustis po žemę. Senamiestyje reikia skatinti keliones pėstute ir dviračiais. O metro, tunelių arimas užvilkins vystymąsi ir stabdys progresą visam likusiam miestui. Tinklas turi pasiekti kertinius objektus miestiečiams, tai Santaros, Vilniaus universiteto campus, tarkim Saulėtekyje, stotis ir panašiai. Pradėkime nuo regioninių traukinių tinklo, kuris aptarnautų užmiestį išnaudojant pietinį miesto geležinkelį, kurį jau suplanavo nuostabusis 100 minčių autorius, kad man būtų mažiau darbo. Žinoma, juokauju. Pagrindinės mintis čia – plėsti geležinkelį, kad jis galėtų aptarnauti augančius priemiesčio rajonus kaip Vokė, Lentvaris, Trakų kryptimi, plėstis į Grigiškes, o ateityje jungtis su Kauno geležinkelio sistema bei paleisti daugiau maršrutų į rytus, Pavilnys, Naujoji Vilnia. Beje, per savo jungtį oro uostą aptarnauti taip pat ir Naujininkų rajoną. Tada pasiimkime sovietmečių planuotą greitojo tramvajaus sistemą ir ją pasikoreguokime išimant senamiesčio rausinėjimo planus ir prisijungiant į planavimo tokias vietas, kurios per laiką tapo aktualios, nors sovietiniais laikais nebuvo dėl gyventojų kiekio kaip Antakalnis ar Verkiai. Taigi, dabar paprašysiu visų, kadangi nesu transporto planuotojas, bet tiesiog panaudoju bendrą logiką, įsijungiu Google Maps ir Paintą ir pasižiūriu platesnes gatves, gyventojų tankumą, pasižiūriu, kad nereikėtų pernelyg daug kasinėtis ir padėlioju 4 srautus, kuriuos ir šiandien nepailstamai zuja G autobusai. Taip pat bandau kuo daugiau sujungti visas linijas persikirtimais, mazgais, kad susiekimas būtų kuo geresnis ir bet kurios miesto vietos galėtų pasiekti kitas pagal savo poreikį ir norą. Grubiai gaunam apie 50 km bėgių, galbūt šiek tiek daugiau ar mažiau, kurie radikaliai galėtų pakeisti miesto transportą. Kokia logika šių linijų, kurias čia pricitskavojau? Violetinė, tai būtų regioninė ir tai yra minėtasis pietų geležinkelis, kurio rytinė bei pietinė plėtros kryptis, tai Naujininkai oro uostas, dalis jau egzistuoja. Reikia užsiimti iš esmės vakarinės plėtimų. Stotis tampa mazgu, iš kurios iš oro uosto ar apylinkio atkeliavę keleiviai gali iškeliauti per bet kurią iš 4 linijų, kurias dabar pristatysiu. T1, tai raudonoji linija driekiasi iš miesto rytų į vakarus. Nuo Pilaitės keliauja link Karoliniškių, kur kertasi su T3 linija per Žvėryną, Dangoraižių verslo kvartalus, Šnipiškės ir persikėlusi per Nerį keliauja į Antakalnį ir užsibaigia Saulėtekyje. Palieku galimybę linijai išsišakoti ir dubliuotis, įstoti kartu su žaliaja T4 linija, jei tam yra poreikis. Raudonoji linija keliauja didžiąja dalimi itin plačiomis sovietinėmis prospektinėmis gatvėmis ir didelio problematiškumo savo statyboje neturėtų turėti. Linija aptarnauja net 120 000 Vilniaus gyventojų, gal kažkiek ir daugiau, sujungdama didžiuosius Pilaitės, Karoliniškių, Žvėryno, Šnipiškių ir Antakalnio rajonus. Kerta 3 kitas linijas, tad yra gan patogi persėdimams į susisiekimui į kitas strateginės vietas. T2, geltonoji linija, driekiasi iš šiaurės į pietus ir prasideda nuo Verkių, kur aptarnauja išaugusias Visorių, Baltupių, Jeruzalės, Bajorų ir panašiai gyvenvietės, kurių gyventojai dažnai renkasi automobilius susisiekimui ir užspaudžia miesto gatves savo mašinėlėmis.
bei suteikia ši linija taip pat susisiekimą su Santaros klinikomis. Maršrutas keliauja pro Ozą ir visą prekybos tinklų konglomeratą, aplink jį Kompenzą, pro Seimą ir Naujamiesčių ariedą į stotį. Taip aptarnaudamas ir visus komercinius verslo centrus pakeliui. Kertasi su T4 ir T3 linijomis. Minėtais rajonais linija kabina apie 100 000 gyventojų, bet svarbiau, kad aptarnauja vietas, kur šiuo metu egzistuoja didžiuliai mašinų srautai dėl jų komercinės svarbos, kaip didėjai prekybcentriai bei Naujamiesčio išsilavinimo verslo bei kitų įstaigų tirštumą. Tam tikros logistinės problemos, kuriant liniją, galėtų atsirasti jai pasiekus Naujamiesčio rajonus, bet tikėtinai jos būtų įmanoma išspręsti, nes Naujamiesčio gatvės turi prospektų ir platesnių gatvių, kuriomis linija galėtų pasiekti stotį. T3 mėlynoji linija. Taip pat šiaurės pietų jungiamoji linija, bet driekėsi kiek ryčiau, bandant išskaidyti miesto inercinį centrizmą, visas linijas vesti tiesiai į miesto centrą iš miegamųjų rajonų, norint to išvengti. Kas užgrūda iš esmės miesto centrą ir skriaudžia miegamųjų rajonų vystymąsi. Keliauja nuo Avižienų Bukiškio užmiesčio, į kurį natūraliai panašu, kad plečiasi miestas, Pašilaičių Fabijoniškių tankiųjų rajonų link. Liniją brėžiau labiau Fabijoniškių naudai, bet žinoma, įmanomi kitokie sprendimai. Linija keliauja toliau sovietiniais rajonais į šiaurę, tai Justiniškės, Laisvės prospektas, Viršuliškės, Karoliniškės, TV bokštas, Lazdynai, Universitetinė ligoninė, Litexpo, Vilkpėdė ir galiausiai stotis. Ir jeigu galvojate, kad linijai trūktų veiksmo, kadangi ji nekeliauja į Naujamiestį ar Senamiestį, verslo centrus galvokite iš naujo. Jie aptarnauja net 180 000 gyventojų, jungia itin tankius rajonus, tad keleivių čia tikrai netrūktų. Linija taip pat kertasi ir su T1 ir T4, kas sukuria galimybę miestą skrosti ir kitomis kryptimis, bet iš esmės padeda šiems gyventojams pasiekti stotį, iš kurios jie gali pasiekti regioninę, violetinę liniją, industrinius centrus atokiau nuo miesto, bei sukuria sistemą, kurioje šitie rajonai tampa sujungti tarpusavėje, tad daugiau galimybių atsiranda kultūriniai veiklai plėtotis juose tiesiogiai, vietoj šitų rajonų tendencijos visą savo potencialą koncentruoti į centrą, Senamiestį bei Naujamiestį. Tikra linija, kurią brėžiau mąstydamas apie poreikį gaivinti sovietinius miegamosius rajonus. T4 žalioji linija, jungiamoji linija, įstrižai kertanti miestą, jungianti visas prieš tai minėtas linijas į žiedą arba netgi 2 žiedus, kas dar labiau pagerina susisiekimą ir paskirsto keleivių srautus, sukuria persėdimo mazgus. Linija keliauja iš šiaurės vakarų į pietryčius ir jungia Justiniškės, prekybos centrų konglomeratą, Žirmūnų rajoną, Kalvarijų turgų, Paupio Markučius ir Rasas, kol pasiekia stotį. Bendrai tiesiogiai jungia apie 80-90 000 gyventojų, bet kaip ir geltonoji linija, kadangi keliauja per didelius traukos centrus, pasidalintų apkrovomis su kitomis linijomis. Žiūrim, ką turim, suma sumarum. Visos linijos yra apie 10-14 kilometrų. Palieku paklaidas gan didelės, kadangi profesionali studija projektavimui išsiimtų linijų vedimu ir rautinimu ten, kur labiausiai reikia, logiškiausia, tai kilometražas be abejo svyruotų, bet ko gero liktų kažkiek panašus. Tramvajaus optimalus linijos ilgis moderniais laikais yra apie nuo 15 iki 20 km, tad puikiai į tą čia viskas sutelpa. Ir dar turi gerus 5 km Magaryčių ateities miesto plėtrai gyventojų tankumo plėtimusi pagal poreikį. Linijos gražiai supa Senamiestį, tad šis lieka pėstiesiems ir dvirančiams karaliauti. Bei nėra darkomas ir ariamas vilkinant procesus, tokiu būdu išvengiame visokių diskusijų, kaip metro statys po katedrą, protėvių palaikų ieškojimų bei paveldo naikinimo. Kas yra gan logiška, ypač žinant, kad gyventojų skaičiumi tai nėra vienas gausiausių rajonų Senamiestis, ypač lyginant su kitais, o turisto poreikis važiuoti į Santarų klinikas galbūt netoks ir didelis
kad reiktų metro. Linijos tiesiogiai aptarnauja rajonus ir jų gyventojus. Bendrai skaičiuojant, netgi 480 tūkstančių gyventojų. Tikiu, kad likę 60-70 tūkstančių paskirstytų per kelis būdus, kaip minėtasis maršruto dažinimas į oro uostą Naujininkus, čia jau nubyra apie 30 tūkstančių gyventojų, o pastelkus didžiulę jau esamą flotilę autobusų, troleibusų ir taip toliau, arba bent jau jos dalį, paslaugos pasiektų ir likusius 30-40 tūkstančių miesto gyventojų, tie, kurie yra registruoti. Bendrai turim apie 500 km bėgių plus papildomą ruožą Grigiškių ir Kauno link į ateitį. Kiek visą tai užtruktų? Labai daug faktorių. Yra miestų, kurie savo tramvajo sistemas istoriškai vystė skausmingai, tragiškai lėtai. Pavyzdžiui, Birmingemas tai užsiėmė net 13 metų laikotarpį, kol išriedėjo pirmieji tramvajai. Na, bet yra ir optimistiškesnių istorijų. Štai Dijon miestas Prancūzijoje 2 metus planavo, 2 metus tiesė ir turi apie 20 km per 4 metus. Tad, manau, pradėjus darbus, bent pusę šitos ar panašios sistemos Vilnius galėtų turėti iki 2030-ųjų, o gal net ir visą, labai pasistengus. Ypač turint omeny, kad kažkiek planavimo galima pasimti iš senesnių sovietinių projektų, kažkiek kopijuoti kitų Europos miesto praktikas, žvelgti jų jau atrastas problemas, klaidas ir taip toliau. Kaip minėjau, atsilaisvinusi autobusų flotilė galėtų padėti aptarnauti papildomas jungtis patogumui tarp šių geležinkelio linijų kartu su dviračių takų infrastruktūra, jeigu jų būtų kuo daugiau plečiama. Ir nesibaigiantis skausmai su Vilniaus kamščiais, viešojo transporto lėtumu bei tragiškomis autobusų vairuotojų darbo sąlygomis, visa tai galėtų būti užraukta. Na, aišku, tada dingtų dalis Vilniaus folkloro, tai yra skundimasis dėl kamščių. Kaip dėl piniginių kaštų? Statistiškai vokiečiai savo miesto geležinkelį, Straßenbahną, tiesia už 8 iki 12 milijonų per 1 kilometrą. O kai šis palenda po žemę, tampa metro, kaina kyla iki 50 ir viršuje 70 milijonų per kilometrą. Taigi, nelendat po žemę, 50 km apie 500 milijonų eurų ir Vilnius nusitęsa savo 4 linijas miesto geležinkelio mieste. 75% iš tų visų milijonų galėtų būti padengti ES pagal dabartinės kompensacijų schemas ir tendencijas. O kai viešojo transporto keleivių srautas pradeda augti, nereikia samdyti papildomų vairuotojų, pirkti autobusus skubos tvarka ar varyti botagų esamus darbuotojus. Užtenka prikabinti daugiau vagonų ir srauto problemos sprendžiamos. 75% iš tų milijonų galėtų būti padengti. Žinoma, tai dar nėra išlaidų galas, kur dar stočių įrengimas, vagonų pirkimas, personalas, įmonė, managementas. Be abejo, galutinė kaina gautųsi didesnė, kaip galima įsivaizduoti. Bet kaip tai atrodo bendroje perspektyvoje? Ką iš tų didžiulių investicijų laimi miestas ilgalaikėje perspektyvoje? Susimažina poreikį automobiliams ilgalaikėje perspektyvoje potencialiai perkeldama 60% keleivių į viešąjį transportą iš automobilio. Nekilnojamo turto vertė objektų prie nutiestų bėgių susisiekimo iš esmės kyla, nes tai yra stabilumo garantas, kad šios vietos visad turės gerą ir patogų susisiekimą bei B2C verslui ilgalaikius ir pastovius žmonių srautus. Socialinis mobilumas leidžia vystyti verslus, kultūrą, pramogas ir visokiausias veiklas įvairiausiuose miesto rajonuose, neprisirišant prie senamiesčio, kuriame tiršta ir smulkesniam verslui darosi nebeįmanoma išlaikyti save dėl kylančio nekilnojamo turto bei nuomos kainų. Miesto sovietiniai rajonai turi daugiau šansų ir prasmės būti labiau prižiūrimi, renovuojami, kadangi nebėra prastai su miestu sujungti. Bekultūriniai, narkomanijos ir nusikalstamumo kankinami getai egzistuojantis tarp turistinio senamiesčio ir turtuolių priemiesčio. Mieste mažiau taršos, triukšmo, išmetamųjų dujų, žmonės daugiau keliauja, gali keliauti pėsčiomis ir dviračiais. Miesto biudžetą per abonementus, o ne autoindustrijos kišenes,
papildo gyventojų pinigai. Miestas turi geresnę perspektyvą plėstis, nes tankesnė plėtra, liekant arčiau egzistuojančių transporto linijų, yra preferuojama projektų vystytojų. Transporto linijos turi ateitį vystytis ir jungti daugiau vietų Vilniaus rajone ar kitus miestus su Vilniumi. Vilnius žalesnis, mažiau smogo, socialinės atskirties, daugiau paskatų smulkiam vidutiniam verslui, na ir tiesiog geriau, bent jau mano kuklia nuomonė. Kodėl visa tai neapsimoka? Nes visus šitos faktorius, kuriuos aš vardinau, yra velniškai sunku įvertinti pinigais, nors bandymų būta. Na pavyzdžiui, kiek sveikatos sistemai labiau apsimoka sveikesni gyventojai? Kiek mokesčių mokėtojams apsimoka mažesnė socialinė atskirtis? Kiek miestui apsimoka mažesnės išlaidos pastoviai kelių priežiūrai ir kelių lopymams? Kiek pelno sukuriama per visas minutes sutaupytas kamščiuose? Kiek daugiau vertės sukuria laimingesni ir labiau savo gyvenimu ten, kur yra patenkinti žmonės? Kiek daugiau smulkių verslų atsiranda esant geram susisiekimui? Kiek atsparesnė ekonomika krizėms grįsta mažais ir vidutiniais verslais, lyginant su grįsta big business? Kiek sutaupome visuomenėje, kur žmonės dažniau bendrauja, mato vieni kitus bei kalbasi? Kiek apsimoka žmonės, kurie nežūsta auto avarijose? Tikrai sunku apskaičiuoti, bet jeigu paklausite manęs, verta. Uostamiestis. Klaipėda yra miestas, kuris turi iš esmės 2 arterinės gatves, kuriomis galima nutiesti gražiausias tramvajaus linijas. Tam sovietai paliko štai tokias didelės juostas vidury prospektinių kelių visam mieste, pagrindinė Taikos prospekte bei Šilutės plente. Štai kaip tai atrodytų. Beje, būtų sunku apeiti viską gyventojų tankumo rodikliais kaip Vilniuje, kadangi tokios statistikos aš tiesiog nerandu, bet tankieji rajonai iš bendros logikos ir gyvenimiškosios patirties Klaipėdoje yra išsidėstę palei šitos 2 prospektus, tai bandau kažkiek paimprovizuoti. Viskas prasideda nuo Rimkų stoties, miesto pietinėje riboje, kur startuotų mūsų maršrutai. Na, senoji stotis taip pat žaistų didelę rolę, kadangi jie žymiai arčiau linijų susikirtimo taško, mazginio taško, nei Rimkų stotis, bet Rimkai puikiai vieta, šiek tiek nuo toliau nuo gyventojų turėti didžiulį centrą, kur būtų galima laikyti ir prižiūrėti tramvajų infrastruktūrą, atlikti remontą, valymo darbus, tai, depas. T1, tai mėlynoji linija skrodžia tiesiai Šilutės plentą ir aptarnauja šalia jos nusidrieskusius rajonus bei pramonę. Nieko radikalaus. Linija kertasi su T2 raudonaja prie stoties priestočio ir Herkaus Manto gatvių susikirtime, nors galima pasvarstyti apie linijos driekimuose Šiaurės prospektų naudą. Kaip alternatyva. Toliau linija ties stotimi galėtų išnaudoti esančias krovininės vėžes ir vėl išlipti į gatves ties Prano Lideikio gatvės ir geležinkelio sankirtą, arba visą laiką naudotis Prano Lideikio gatvė tam, kad galiausiai atsidurtų miestiečių pamėgtoje Melnragėje. Iš čia būtų galima potencialiai ateityje vysti kryptį per Karklės gyvenvietę į Palanką, taip tuo pačiu įtraukiant ir Girulius, į kuriuos jau irgi egzistuoja geležinkelio maršrutas ir vėžės. T2. Raudonoji linija. Pradeda kelionę Rimkų stotyje ir keliauja per Mogiliovą ir Smiltelės gatves. Galiausiai išsimuša į Taikos prospektą, toliau viskas paprastai ir nuobodžiai Taikos prospektu, kol pasiekiamas Senamiestis, kur jis gali teoriškai būti tiek kertamas kiaurai į Naujamiestį, tiek apvažiuojamas per uosto pusę grįžtant į Naujamiestį. Ir tai labai priklauso nuo gilesnių studijų, kur keleiviai renkasi palikti transportą, bet toliau linija keliauja link ligoninių komplekso ir pakeliui aptarnauja Dragūnus, mažai kaimelį. Na, tikslas čia vis tiek aiškus susisiekimas miestui su savo ligoninė. T2 linija galėtų ateityje potencialiai būti vystoma ir į rytus esančių suburbijos konglomeratų link, siekiant juos prisijungti, deja kaštai dėl didžiulių atstumų būtų didžiuliai. Tad galbūt iš miesto išsikėlusiems reikėtų už tai susimokėti kažkokiu papildomų mokesčių patiems. Na ir T3 višnia ant torto. Smagus pamastymas, pasvajojimas, jungiamoji linija,
kuri keliauja Liepos gatve. Tai istorinis paminėjimas pirmojo Klaipėdos tramvajaus, kuris sprendimas paprastas, kurio pasekoje miestui užtektų ko gero mažųjų autobusų flotilės padengti viską, kas yra tarp tramvajaus linijų. Efektai būtų ko gero panašus kaip Vilniuje ir gal pavyktų parsivilioti užmiesčiuose pabėgusius gyventojus, kuriems atsibostų važinėtis pirmyn ir atgal iš miesto, kol mieste keliauti būtų žymiai patogiau. O dar pamažėjus mašinų kiekiai mieste, šalia tramvajaus galėtų veikti dviračių magistralės, galite atvažiuoti į Klaipėdą pasivažinėti dviračių atkarpoje Akropolis senamiesčio centras ir pamatysite, kad Lietuvoje irgi galima padaryti olandiškus sprendimus dviračių infrastruktūroje, tikras dviračių greitkelius. Dar galima galvoti apie turistinius maršrutus prie jūros ar net Kuršių nerijoje, jeigu iš tikrųjų priimtume aplinkosaugą ir klimato kaitą kaip rimtas problemas. Tai tikrai būtų tvaresnis transporto būdas negu visokiausios mandros sportinės mašinos, kurios susimoka kokį nors tai mokestėlį. O taip, šitie 50 eurų tikrai atgaivins nuo mašinos išmetamųjų dujų kenčiančią laukinę Kuršių nerijos ekosistemą. Kodėl neuždarius Kuršių nerijos nacionalinio parko mašinoms išvis? Pasvajokime apie traukinuką, tramvajuką, kurio norėdame iki Nidos. Gal tai turizmą ten gyvo palaikytų net ir mažiau priklausoma nuo sezono. Ar tai investicija, kuri apsimoka finansiškai? Visiškai ne. Gamtos saugojimo perspektyvoje masyviai. Gal tai dar ir įkvėptų vertelgas nebestatyti šlykščių bedvasių namų prie jūros krantų. Kaunas. Su Kaunu yra sunku, nes gyventojų mąstysena labai gerai galima atvaizduoti tokiu įdomiu komentaru, kurį teko perskaityti, kodėl automobiliu keliauti geriau. Bet praktiškai nesinaudoju viešuoju transportu Kaune, kaip ir 90% mano bendradarbių, nors aš gyvenu 10 minučių nuo stotelės ir važiuoja tiesioginis troleibusas iki pat ofiso. Bet važiuoju automobiliu ir tramvajus situacijos nepakeis. Automobiliu absoliučiai daugumai svarbu laikas ir kiek galima nuvažiuoti iš taško A į tašką B, įskaitant viešojo transporto laukimo laiką. Tramvajus jo nestrumpina, tai gali strumpinti tik platus maršrutų tinklas ir dažnai reisai. Mano situacija bendras kelionės laikas viešojo transporto būtų 30 minučių, skaitant vidutinį viešojo transporto laukimą 8 val. Ryto. Kai automobiliu tai trunka 15 minučių ir nereikia nieko laukti. Anekdotinis miestas išties, nes čia svarbiausias yra varkės ir minutės ir laikas bei pinigai. Tad norint keisti miesto transportą, čia reiktų didžiulio autoritarizmo, kadangi Kauno čiabuviai su mašinom nesiskirs. Nebent juos privers. O kaip juos priversti? Tarp kitko, Krabai visai patinka autoritarinės valstybės ir lyderiai, jis ten nemato problemų daryti verslą, gal jis tą autoritarizmą kaip tik ir papraktikuos. Bet anyway, štai komentaras, kuris siūlo. Tramvajas skiriamos 2 juostos gatvės vidury, automobilistams lieka po vieną į kiekvieną pusę. Toliau nuėjimas iki stotelės bei transporto sulaukimas. Laikomas duoklė endorfinams pagaminti. Kelionė tramvaju iki centro trunka tas pačias 15 minučių, per kurias galima perversti naujienas ar perskaityti mėgiamos knygos skyrelį. Tuo tarp užkietėję šoferiai sėdi kamščiuose, nes susiaurėjo gatvė, bei dar susimoka už įvažiavimą į miesto centrinę dalį. Keleivių augimas būtų po 100-200% per metus, garantuoju. Čia tiesiog diskusijos formose. O šiuo metu Kauno mieste valdžia atlieka tyrimą, ar tramvajus apsimokės. Spėju, Kauno miesto valdžia irgi įsvertins, kad neapsimokės. Ir tai bus dar viena preliudija nieko nedaryti ir gūžčioti pečiais. Geležinkelinė sistema Kaunui galėtų padėti, kaip ir Vilniui. Gyventojų tankumas didelis, urban sprawl, gal net dar didesnis, pagalvojant apie priemiesčio rajonus ir kiekį industrijos, kuriai galėtų padėti lengvojo geležinkelio sistema mieste. Miestas turi daug erdvės tarp strateginių objektų ir traukos taškų, tad greitieji bėgiai tikrai galėtų sutrumpinti susisiekimo laikus. Bet visgi nedarysiu Kaunui sistemos pavyzdžio, kadangi nesu vietinis ir nepažįstu Kauno. Nesu pajutęs judėjimo poreikių, srautų, bet naudojantis gyventojų tankumu ir logika, kurios šiam miestui aš neturiu, galima kai ką suregzti. Tad jeigu čia yra vis dar po valandos mano plepėjimo besiklausančių kauniečių, kviečiu pafantazuoti, kaip galėtų atrodyti tramvajaus sistema mieste.
kokiomis kryptimis turėtų judėti, bet bei kviečiu pabandyti viską sutalpinti į kokias 3 ar 4 linijas, kas būtų realistiška ir sujungti tankiausius rajonus gyventojais bei pagrindinės sveikatos, švietimo bei komercinės miesto vietovės. Beje, Kaunas kaip miestas turi dar ir panašias pajamas kaip Vilnius, nors gyventojų mažiau, tad potencialo čia tikrai daug, kviečiu pasvajoti ir pamastyti. Šiaip ar taip, pafantazuot apie didžiųjų miestų geležinkelinės ateities transporto sistemas norėjau ne tam, kad išbrėžti tikslų planą, kaip tai turi atrodyti kiekvienam mieste ir būtinai taip ir ne kitaip, bet labiau norėjau pasadinti idėją, mintį galvose, kaip tai galėtų atrodyti, kad galėtų spręsti esamas ir ateities bėdas. Ir kad tai yra žymiai arčiau žemės ir arčiau realybės, negu mes įsivaizduojame. Kas mums trukdo pasiekti ateitį, kurioje bent jau didieji miestai turėtų gerą ir greitą geležinkelinę infrastruktūrą. Įvardinsiu priežastis. Pirma, mūsų visuomenės galvose egzistuojantis mitai ir skeptika apie tramvajaus miestuose. Kaip atgyvena sovietinį palikimą ir nereikalingą transporto būdą. Ką daryti? Dalintis šito video, šviesti, edukuoti, bendrauti, širdis ir protai, mėlėjai draugai. Antras, mūsų miestų neįgalumas atlikti tokio dydžio projektų ir rasti jiems finansų. Ką daryti? Reikia reikalauti nacionalinių lygio politikų, kad miestų geležinkelinė infrastruktūra taptų plėtojama nacionaliniu lygiu. Galvokite, kai balsuojate. Įtraukiant reikia ir miestų valdžias, žinoma, viską daryti, jiems padėti. Bet tokiu būdu, ko gero, nacionaliniu būtų lengviau pritraukti ES pagalbą. Čia padėtų didesnis projekto mastas ir didesnis projekto impact. Trečia, mūsų Seimo geležinkelio bei kelių infrastruktūros biudžetavimas su kiekvienu metų biudžetu. Kaip minėjau, neretai išvysti geležinkelinį transportą reikalingi projektai, kurie yra ilgalaikiai. 4, kartais net 10 metų. Taigi, manau, valstybei reikalingas mechanizmas savo infrastruktūros biudžetą ir sprendimus nusimatyti ilgesniams laikotarpiams nei 1 metams, siekiant darnos ir protingo vystymosi bei didesnių projektų su didesne įtaka piliečių gyvenimams. Beje, aš irgi, kol nepradėjau domėtis, nesupratau, kad mes kiekvienais metais pasitvirtinam naują biudžetą šitiems dalykams. Tai visai natūralu, kad nesugebam vystyti projektų, kuriems reikia ilgesnio laiko. Taigi, mielieji, reikia nustoti neambicingai žiūrėti į geležinkelinį transportą, o ir lietuvį reikia edukuoti, kurti gerą turinį apie geležinkelinį transportą ir jo naudas, būti informuotiems to turinio ir šnekėtis apie tai su artimaisiais. Daugelis mūsų stagnacijos bėdų yra tiesiog informacijos stoka ir negebėjimas komunikuoti. Šitą video suresearchinti ir sukurti buvo nelengva, bet labai įdomu ir prasminga, tad tikiuosi viskas gan įdomiai susiklausę. Kviečiu pasiklausyti praeito video, jeigu dar netarėte to apie automobilizmo keliamas problemas, klausytis esamos Paukščių pieno muzikos, laukti muzikos ateityje. Ir jeigu kalėdinės nuotaikos patrauks, palaikyti šitą turinį puodeliu kavos. Neužilgo turėtų išeiti dar vienas pasvarstymas liozungų serija apie tai, kaip mūsų miestų miegamieji rajonai, sovietiniai rajonai galėtų tapti geresnėmis vietomis gyventi. Tad iki kito liozungo sakau sudie. Aš taps namiltų mūs namį. Aš taps namiltų mūs namį. Dep, dep, dep. 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 Aš taps namiltų mūs namį. Dep, dep, dep. Aš taps namiltų mūs namį. Dep, dep, dep. Aš taps